Laikas saugo ne tik datas, bet ir balsus. 1955 Raseiniuose, buvusiose kareivinėse, gimė ne tik siuvimo cechas, bet ir bendruomenė, kuri netrukus prabilo daina. Iš Kauno siuvimo fabriko Spalis pradžios išaugo tai, kas tapo daugiau nei kolektyvų – gyva tradicija. Per dešimtmečius mišrus choras Šatrija augo kartu su žmonėmis, išgyveno pokyčius, tylos laikotarpius ir pakilimus, bet niekada nenustojo skambėti. Nuo kuklių repeticijų iki scenų Lietuvoje ir už jos ribų, tai istorija apie ištikimybę, bendrystę ir laiką, kuris suskamba balsais. Šiandien, minint 70 metų kelią, Šatrija kviečia ne tik prisiminti, bet ir išgirsti istoriją, kuri vis dar tęsiasi. 1955 Raseiniai. Buvusiose Lietuvos kariuomenės kareivinėse ima skambėti visai kitoks ritmas. Nebe žingsnių, o siuvimo mašinų dūzgimo. Kauno siuvimo fabrikas Spalis rugsėjo 25-ąją čia atidaro pirmąjį cechą. 66 mašinos, 4 brigados, 184 žmonės. Tai pradžia bendruomenės, kuri netrukus atras dar vieną svarbesnį balsą. Nes ten, kur susirenka žmonės, anksčiau ir vėliau gimsta daina. 1956 pavasarį fabrike susibūrė mišrus choras. Vėliau jis imtas vadinti Šatrijos vardu. Pirmasis choro vedlys buvo Vladas Simonavičius. Vėliau dirigento pultą perėmė Antanas Misiūnas, dar po kažkiek laiko Antanas Paulavičius. Tai buvo pirmi mostai, pirmi bandymai suprasti, išgirsti choro balsą ir pajusti bendrą kvėpavimą. Jau dar vėliau prie choro vairo stojo Dalia Girdžienė, po jos Zina Kosmauskienė. Jos tyliai, ramiai, atkakliai augino kolektyvo tapatybę. Ir kiekvienas vadovavęs chorui dirigentas paliko jame savo širdies dalelę. Be jų buvo dar žmonių, kurie neturėjo dirigento lazdelės, bet jie daug prisidėjo prie choro gyvavimo. Tai viena tokių buvo Joana Pužaitienė. Ji dainavo chore, buvo klubo vedėja, buvo visų Šatrijoje vykstančių švenčių organizatorė. Ir tiesiog buvo dešinioji ranka visiems choro vadovams. Be jos buvo dar vienas žmogus, tai Aleksas Kemzūra. Jis dirbo skaičiavimo skyriaus viršininku. Bet žmogus suprato, kad skaičiai be dainos tai tik dalis istorijos. Jis kvietė, ragino žmonės galinčius ir norinčius dainuoti prisijungti prie kolektyvo. Kartais tiek ir užtenka, kad gimtų tradicijos. 1963 metais įkuriamas klubas, savotiškas kultūrinis centras, kuriame šokama, grojama, vaidinama ir dainuojama. Chore tuo metu dainuoja apie 70 žmonių. Jau nebe atsitiktinis sambūris, o reiškinys, turintis savo svorį ir kryptį. Apie 1974-osius choras išgyvena dar vieną virsmą. Jam pradeda vadovauti Juozas Matkus, jaunas, energingas dirigentas, įnešęs ne tik naujo skambesio, bet ir platesnio horizonto pojūtį. Su juo Šatrija išeina už rajono ribų.
Koncertai skamba kitose Lietuvos miestuose, Vilniuje, o netrukus ir užsienyje. Choras tampa ne tik vietos, bet ir platesnės kultūrinės erdvės dalimi. Laikas eina, daina nesustoja. 1991 metais chorui pradeda vadovauti Gražvydas Jagnoras. Tai dirigentas, kurio darbas tarsi tiltas jungia tarp tai, kas buvo ir tai, kas dar bus. Tai stabilumas, brandumas, augimas kartu. Bet ir gražiausiose situacijose ateina tylos laikotarpis. 2000-ieji. Laikas, kai neapibrėžtumas tampa kasdienybė. Gamybinėme siuvimo susivienijime panaikintas klubas, nutraukta darbo sutartis su choro vadovu. Koncertai vyksta, žmonės renkasi ir vis dėlto kažko trūksta. Krypties, aiškumo, tai, kas leistų jaustis saugiai rytojuje. Atrodo, kad choras tarsi eina pirmin, bet be žemėlapio. Žmonės neišsiskirstė net ir tada, kai nebuvo aišku, kur visa tai nuves. Be garantijų, be įvertinimų, be pažadų, tik su vidiniu tikėjimu, kad verta. Tiesiog todėl, kad kitaip negalima. Choras visuomet turėjo aišku tikslą – eiti pirmin ir tobulėti. Kaip priemonė motyvacijai mėgautis tuo, ką darai. Ir tada savo kelyje atrado tinkamą maršrutą, kuris netolimoje ateityje suteiks svarbų vaidmenį ir aplinką, kurioje atlikėjai jausis matomi, girdimi, saugus ir vertinami. 2001 metais mišrus choras Šatrija tapo Raseinių rajono kultūros centro kolektyvu. Galbūt būtent tokie laikotarpiai ir apibrėžia tikrąją vertę. Ir štai šiandien, 70 metų, tai ne tik skaičius, bet ir atstumas nueitas balsais. Pasaulio lietuvių dainų šventės, Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivaliai Rygoje, Švedijoje, Norvegijoje, Klaipėdoje, projektas Dainuoja Maironiui 9 kartus sujungęs choristus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Koncertų salėse ir poeto gimtinėje Pasandravyje. Apie 1500 balsų susiliejančių į vieną ir daugybę kitų įsimintinų koncertų Lietuvoje ir kitose šalyse. Šis choras turi labai daug apdovanojimų. Bet ir tai nesvarbiausia. Svarbiausia yra žmonės. Jie per visus šiuos metus stovėjo prieš chorą, dainavo chore. Labai svarbus yra šitie žmonės, kurie būtent pirmieji pakėlė ranką pradžiai. Tie, kurie drąsiai perėmė tęstinumą ir tie, kurie net tada, kai atrodė, jog jų darbas yra nepastebimas, vis tiek rinkosi likti, kurti, burti ir būti kartu. Šiandien, kai dabartis susitinka su praeitim, verta prisiminti ir pakviesti jūs. Gegužės 16 dieną, 16 valandą, Raseinių rajono kultūros centre vyks mišraus choro Šatrija 70-mečio šventinis koncertas.
Mielai kviečiam jūs tą dieną skirti pasiklausyti choro Šatrį. Iki malonių susitikimų. Krantai